Sveiki, čia Andrius Pauliukevičius ir mano šios savaitės krūtinės treniruotė. Šiuo metu aš treniruojuosi pagal 5 dienų splitą, tai reiškia, kad treniruojuosi 5 dienas per savaitę. Kiekvieną dieną dirbdamas vieną tik tai raumenų grupę, vieną arba dvi. Kadangi kojų dieną treniruoju keturgalvį ir dvigalvį šlaunies raumenis, rankų dieną treniruoju bicepsą ir tricepsą. Na ir kiekvieną dieną treniruoju presą ir kas antrą dieną blauzdą. Gerai, šioje krūtinės treniruotėje jūs nepamatysite nei vieno, tai yra pamatysite vieną tik tai bazinį pratimą, tai yra hantelių spaudimą gulint ir nepamatysite štangos spaudimo gulint štangos spaudimo kampu. Tai jokių būdų nereiškia, kad tai yra blogi pratimai ir kad jų nereikia daryti. Aš jų nedarau ir priežastis, dėl ko aš jų nedarau, yra tokia, kad mano tricepsas yra dominuojantis krūtinės atžvilgių ir jeigu aš atlieku daug spaudimo judesių ir ypatingai jeigu atlieku spaudimo judesius krūtinės treniruotės pradžioje arba jeigu tai būtų pečių treniruotės pradžioje, tricepsas yra linkęs atimti didžiąją dalį krūvio iš krūtinės ir tokiu būdu krūtinė gauna labai mažai darbo. Ir tada tokiu atveju vienas iš klasikinių sprendimų yra pradėti krūtinės treniruotę nuo izoliacinių pratimų arba netgi visą treniruotę paremti iš esmės izoliaciniais pratimais, tokiais kaip hantelių suvedimas gulint arba linų, kitaip vadinamų trosų suvedimas arba gulint arba stovint įvairiais kampais. Ir aš šią trosų suvedimą dariau 3 skirtingais kampais, pradėdamas iš apačios ir keldamas į viršų, tai yra buvo pratimas viršutiniai krūtinės daliai, po to viduriniai ir šiuo metu, kai kalbu ir jūs matote šį pratimą, tai yra apatiniai krūtinės daliai. Ir jeigu atliekant bazinius pratimus, prasminga naudoti didesnį svorį ir atlikti šiek tiek mažesnį pakartojimų skaičių, tai gali būti ir 6 ir 8, nors daugeliu atveju klasikinis ir optimalus pakartojimų skaičius raumenų masės augimų yra 8-12, tai atliekant izoliacinius pratimus veiksmingiau yra atlikinėti aukštesnį pakartojimų skaičių ir čia daugeliu atveju aš darau 15-20 pakartojimų. Ir žinoma, svoris tokiu atveju nėra didelis. Pastaruoju metu taip pat, kai keliu savo video į YouTube ir YouTube greitai startuos mano kanalas, kuriame galėsite pamatyti daugiau video iš to, kaip aš treniruojuosi skirtingais periodais, tuo metu, kai auginu raumenų masę, arba tuo metu, kai šlifuoju raumenis, arba darau kažkokį raumenų ryškumą, kokiam nors pasirodymui, fotosesijai ar taip toliau. Ir taip pat galėsite matyti daugiau medžiagos iš to, kaip aš maitinuosi, ir nuorodas aš taip pat kelsiu į Facebooką ir į savo asmeninį puslapį, kuris greitai atsidarys. Taip, bet kuriuo atveju. Pastaruoju metu gaunu nemažai klausimų iš savo sekėjų, klausiančių, ar jiem verta treniruotis taip pat, kaip jie mato mane besitreniruojantį, arba bandančių treniruotis taip pat. Ne, daugeliu atveju neverta, dėl to, kad šitie video nėra mokomieji, tai yra aš šiuo atveju tik tai rodau, ką aš darau, ir kai kuriais atvejais jūs galite ką nors pasimti savo. Ir iš esmės tai šie video yra skirti labiau pažengusiems. Ir vėliau šiek tiek, kai turėsiu vos daugiau laiko, aš taip pat dar filmuosiu video tai, kaip turėtų sportuoti pradedantieji. Ten bus daugiau bazinių pratimų ir aiškinsiu, kaip atlikinėti bazinius pratimus. Kokia tiksliai turi būti jų atlikimo technika, kokį svorį naudoti, kiek pakartojimų atlikti, kokie momentai yra svarbus. Dabar, kai daugelis video, kuriuos darau dabar, tai yra šiuo momentu, kaip ir šis yra, minėjau, skirtas tiems, kurie yra jau šiek tiek labiau pažengę ir galbūt jų raumenų augimas yra sustojęs kuriam laikui ir jie tada ieško idėjų, kaip tai vėl išjudinti. Kadangi man toks darbas atliekant daugiau izoliacinių pratimų, treniruojantis intensyviau ir atliekant daugiau pakartojimų, trumpiau ilsintis ar pratimų serijų, pastaruoju metu davė labai gerus rezultatus. Ir to paaiškinimas yra toks, kad treniruojantis su dideliais svoriais, jūs vystote jėgos raumenų skaidulas, kurios sudaro didžiąją dalį raumenų apimties, ir visa tai yra teisinga, tačiau tam tikrą raumenų apimties dalį sudaro ir lėtai susitraukiančios, tai yra ištvermės skaidulos, kurias, norint padidinti bendrą raumenų masę, taip pat reikia treniruoti.
Na ir va, tada šiuo momentu atkeliaujame jau prie paskutinio pratimo. Kaip matėte, prieš tai buvo hantelių spaudimas gulint 3 skirtingais kampais iš karto po 10 pakartojimų kiekvienu kampu, 45-30 laipsnių kampu ir ant horizontalaus suolo. Ir čia dar suvedimas gulint žemyn galvą. Na, tiek šiam kartui iš manęs ir iki greito pasimatymo.